bet tai yra tas toks gold standard, žinai, kur tu jau realiai pasiekęs šitą, tu sakai, kad tu labiausiai patikima kompanija, nes tu praėjai visas patikras. Ir mano planas dirbti iki gyvenimo pabaigos tada ir aš taip... Žinai, kai būna senukai Venecijoje plaukia gondolose ir miega. tai esmė €200 per valandą. Ar UABas gali būti reorganizuotas į AB ir atlikti IPO, kad patektų į biržą, ar turi būti įsteigta kaip AB nuo pat pradžių? Tai nepamirškit, kad didžioji dalis Amerikos rytsų paleido daugiau akcijų į rinką vien tam, kad surinktų pinigus, o nereikėtų privalomai papildomai skolintis. Aš šito norėčiau Lietuvoje irgi, bet, dėja, šiuo metu dar nėra. Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją. Šiandien su Justina nagrinėjom 10, 15, galbūt 20 klausimų iš jūsų, kuriuos palikote būtent komentaruose. Kai kuriuos atsiuntė anonimiškai irgi į mailą į info@financialfinance.lt. Tai idėja labai paprasta - padėti jums, užvesti ant kelio, atsakyti truputį išsamiau. Žinoma, komentarų būna dažniausiai daugiau, tai juos atsakom irgi per patį kanalą. Dabar vejamės, kiek man rodos, 2-3 mėnesių backlogą, tai truputį prisikaupė, nes dažniausiai visus atsakom tik per Q&A sesiją. Nusprendėm, kad vis dėlto atsakysim ir būtent atsakymų pačių parašant. Bet akcentas čia labai paprastas, kadangi dažniausiai, kai vienas žmogus užklausia, yra kokių dar 20-30, kurie galvoja tą patį, bet tiesiog neatsako, nedrįsta galbūt paklausti, tai manom, kad šitos sesijos labai padeda jums. Vėl klausimas, jeigu padeda, tai nepamirškit like ir subscribe pačiam kanalui, nes padeda prisijungiam prie finansinio raštingumo Lietuvoje. O mes be jokių didelimesnių įžangų keliaujame pirmus klausimus ir dar greitai priminsiu, kad vis dėlto visi šitie, visos šitos įžvalgos yra mūsų patirties pasidalinimas ir ką darytume jūsų vietoje. Neprimkit nieko kaip investavimo rekomendacijos, nes vis dėlto iš vieno klausimo sunku nuspręsti, kokia jūsų situacija. Gerai, šokam į patį pirmą, tai žiūrėk, po tavo paskutinių video yra... Ziksas komentuoja ir tai neblogas paaiškinimas ant 5 pirštų, čia yra po mano kaip investuoti per akcijų biržą. Galvojau, kad bus kiek plačiau apie esminius IPO žingsnius ir patį jo inicijavimą, bet juk bet kuri įmonė tiesiog negali prisispausdinti akcijų ir jas dalinti gatvėje. Kiek labai ribotai žinau ir tai turi atlikti investiciniai bankai Lietuvoje. Ar UABas gali būti reorganizuotas į AB ir atlikti IPO, kad patektų į biržą, ar turi būti įsteigta kaip AB nuo pat pradžių? Tai ačiū šiaip už klausimą, Ziksai. Šitas video tikriausiai nebuvo orientuotas į tą mūsų dažniausią auditoriją, kurie tikrai užduoda jau tokius klausimus ir patys komentaruose padiskutuoja tarpusavyje. Šitas video buvo visiškai bazinės žinios, kad padėti žmonėms suprasti, kas apskritai investavimas yra ir kaip tos įmonės atsiduria biržoje, kad mes jų galim dalelę nusipirkti. Tai jo, ir čia, aišku, dalinti gatvėje tai įmonės negali, turi praeiti per tikrai sudėtingus labai procesus, kurie, kiek žinau, beprotiškai daug pinigų kainuoja. Čia aš galiu truputį daugiau pakomentuoti, nes kaip tik, kai New Yorką variau, tai ta visa konferencija buvo sudėliota ant to, ką kompanijos turi padaryti, kad praeitų į biržą. Vėl, jie tenais fokusuojasi į Nasdaqą, nes labai didelis skirtumas, ar mes einam į, pavyzdžiui, Lietuvos, Baltijos šalių biržą, ar mes keliaujam į, sakykime, kokį nors tenais Graikijos, Vokietijos, Italijos, ar į būtent Amerikos. Nes vėl, į savo vietinę biržą truputį, Amerika tikriausiai bus tas aukščiausias reguliuotojas, kur daugiausiai informacijos reikia ir sunkiausia tikriausiai praeiti viską, bet tai yra tas toks gold standard, žinai, kur tu jau realiai pasiekęs šitą, tu sakai, kad tu labiausiai patikima kompanija, nes tu praėjai visas patikras. Dabar iš UABO patekti į AB tikrai viskas įmanoma, čia labiau pinigų klausimas, kada iš tiesų pas jūs verta. Tai jeigu nors kažkada mintis ėjo, kad jūs planuojate, galbūt galvojate apie tai, aš sakyčiau, pasikonsultuokit su verslais, kurie padeda tvarkyti dokumentacijas, nes jų irgi didelis kiekis yra. Ir čia būtų pasikonsultuoti su jais, kai jis 5 metus prieš patį procesą. Nes jūs ir rodiklius norėsite, ir tam tikrą, taip sakant, viešumo vardą brando, nes pati pradžia, kai apie jau išeina į tas viešas akcijas, čia yra važiuojama ant to, kad tai yra labai geras verslas ir pritrauks kuo daugiau investuotojų. Nes mes turim, man rodos, kuris čia dabar buvo, aš atsimenu, vienam IPO dalyvau Coinbase pačioj pradžioj. Tai Coinbase'as išėjo su manos 300 ten tuo pasirinkimu ir per 3 ar 4 mėnesius ten minus 80% turėjo. Ten dar kripto meškų rinką užpuolė truputį, tai tas labai pasijautė. Ir vėl grįžo į tas savo standartus, bet
IPO yra sudėtingas, taip sakant, veiksmas iš verslo pusės, kuris pareikalaus labai daug sąnaudų ir ne visi verslai nori, nes iš karto įsivaizduokit, kad turėsit papildomą departamentą, kuris bus atsakingas vien už dokumentaciją. Tuo pačiu galim paminėti labai draugiškai vienam komentuotojui, kuris, man rodos, yra pakomentavęs vieną daug didžiausių kiekių po mūsų video, tai Tommy Wolf'o. Tai Tommy Wolf, tikiuosi, kad matai šitą video, beveik lažinuosi, kad matai, nes matau, kad visur komentarai keliauja, tai akcentas bus parašysim ir žinutę, kad tikrai tave pasiektų, bet mintis paprasta, kviečiam į konsultaciją nemokamai, tai ar pas mane, ar pas Aleksandrą, ar pas Justiną šitoje vietoje visiškai nemokamai pasikonsultuoti, pasidėlioti planus, nes tiesiog norim pasidalinti tuo appreciationu, kad iš tiesų padedi šitam kanalui pasiekti vis daugiau ir daugiau žmonių, nes komentuoji, laikini video ir visą laiką sureaguoji. Tai jo, tokia mini žinutė, jau dabar antras bus žmogus, kuris, taip sakant, šitą procesą praėjo. Tai lauksim informacijos, tiesiog atsiųs savo e-mailų, taip sakant, užklausą į info@financiallithuanians.lt ir jau perimsim visą procesą. Ir iš tikrųjų parodo, kiek, ar ne, net ir tokie trumpi, paprasti komentarai, šiaip kiek motyvacijos duoda. Tu matai, kad tave nuolat stebi, mato ir jau turi tam tikrą ryšį su tai žmonėm, kurie iš tikrųjų nuolat žiūri. Tai, ačiū. Gerai, dabar žiūriu išsamesnis komentaras. Anksčiau esi minėjęs tai, kad JAV rytsai per palūkanų didinimo laikotarpį laikėsi geriau nei Europos, kadangi jų paskolos buvo fiksuotos su žemomis palūkanomis, paskolos imtos iki palūkanų pakilimo. O Europoje viskas buvo su kintamosiomis palūkanomis ir anksčiau paimtos paskolos dėl to pabrango. Kadangi fondai skolinasi iš esmės visą laiką, ar tai nėra tiesiog uždelsto veikimo efektas, sumažėjus palūkanoms jų fondai atsigauna, taip pat greitai kaip ir krito, o JAV fondai, kurie pakilus palūkanoms turėjo imti naujas paskolas su didelėm fiksuotam palūkanom, dėl jų paimtų paskolų palūkanų fiksuotos prigimties mokės didelės įmokas, net kai realios palūkanos jau bus nukritę. Geras komentaras, bet aš čia pakomentuosiu truputį iš tos pusės. Tai vėl, kad sakyti, visa birža daro tik tai bus nelabai protinga, nes vėl didžioji dalis gali, gal ir pritarsiu šitam variantui, bet kad kiekvienas verslas reikėtų žiūrėti per kiekvieną perspektyvą, nes aš esu padaręs atskirą video, kur aš buvau tos reitingavimus pasidaręs, kiek verslai yra už sufiksuotom palūkanom, kiek su kintamosiom per ilgą laikotarpį. Taip sakant, jeigu 5 metai plus, tai jau ilgas laikotarpis, bet kiek iki to. Tai labai atsižvelgčiau, kai žiūrite tas skolas, kiek kompanija sugeba jas išdėlioti mėnesį, kaip čia metai po metų. Tai pavyzdžiui, ateinančiais 5 metais, kiek kompanijos bendros skolos tas susigrąžinimas grįžta per ateinančius metus, 2, 3, 4, 5 ir daugiau. Jeigu jūs galite matyti, kad tai yra nuosekliai ta pati suma, čia verslas neturės per didelių nuostolių, nes jis visą laiką turi kaip suvaldyti riziką. Jeigu verslas sako, pavyzdžiui, aš sekančiais metais ir dar kitais beveik neturiu nieko, bet tada per 3 metus turiu grąžinti labai didelį kiekį, tai čia bus ta rizika, kur, pavyzdžiui, negalima pasakyti, kad jis bus lengvai suvaldytas per palūkanų efektą, nes jis turės tuo momentu pasiskolinti labai daug. Ir vėl, su rytsiais dar yra vienas dalykas, kad jie dažnai mėgsta išleisti savo pačių akcijas tam, kad finansuotų tam tikras skolas, kurios grįžta. Tai nepamirškit, kad didžioji dalis Amerikos rytsų paleido daugiau akcijų į rinką vien tam, kad surinktų pinigus, o nereikėtų privalomai papildomai skolintis. Tai truputį tokie papildomas detalės, kodėl galbūt šitas statementas nebūtinai susiveda pilnai, bet tikiuosi praverti, tikiuosi, taip sakant, atsakiau į tą pusę. Gerai, turim Skorpiono 66 komentarą. Klausimas, ar galima pinigus iš profitus persivesti tiesiai į F24? Matau, jau purtai galva. Ne, čia reikia suprasti, kad 2 skirtingi visiškai investavimo įrankiai. Tai vienam suteltinis finansavimas, kitam vertybinių popierių sąskaita. Tai jūs galite persivesti pas save į sąskaitą ir tada persivesti į tą kitą, bet realiai vis tiek turėsite būti tarpininkas. Vienintelis dalykas, kada jūs galite persivedinėti turtą, tai būna dažniausiai turto pavidalu. Tai reiškia akcijomis arba ETF-ais ir tada iš vertybinių popierių sąskaitą į vertybinių popierių sąskaitą. Suteltiniam iš vis šitų pasirinkimų nėra. Tik tai cash'as, kuris grįžta, taip sakant, keliauja kažkur. Ir tada turim po Reels'u, ar veikia UK. Tai čia aš taip be abejo, ar ne? Ne, su UK yra tam tikros problemos. Tai čia, man rodos, bus apie S&P 500, spėjau kažkokį, arba kažkokius ETF-us, kur Aleksandras komentavo. Gali būti apie XDQ. Tai su UK Freedomas vienu metu veikia, bet po Brexito didžioji dalis, kas veikia Europoje bendrai, tai po Brexito UK nebeveikia, o likusioje Europoje veikia. Vėl labai manau, kad laiko klausimas, bet šiuo metu neprieinama, tai užsukit į arba tą patį Interactive Brokers, arba Hargreaves Lansdowne, tai hl.co.uk, arba tas pats Vanguard Investor. Jeigu tik į ETF-us, tai Vanguardas yra prieinamas tiesiogiai iš UK, taip sakant, gali pasiekti. Aš šito norėčiau Lietuvoje irgi, bet, dėja, šiuo metu dar nėra.
Turim kitą komentarą. Žmonės, neapsigaukite, eilinis skemą reklamuoja čia apie Indemą. Jo, research nepasidarė. Aš tai šitą galiu biškai pakomentuoti, nes aš vėl komentarą įdėsim, bet man tai labai keista, nes jeigu žmogus nėra matęs, kaip startuolis pačioje pradžioje neuždirbinėja pinigų ir kaip, Amazono, paimkime pavyzdį, 20 ar 30 metų iš eilės praradinėja kompanija pinigus, tai pagalvokit, ar norėtumėt tokio startuolio pačioje pradžioje ar ne, ir ar tai logiška ar nelogiška. Dabar, kad pati kompanija sėdi tam tikram minuse, tai nepamirškit, kad į plėtrą kišti pinigus galima labai greitai ir ypač jeigu kompanija yra auganti, ji pritraukinės investuotojus į savo kompaniją per privačius raundus, tai ten tie kaip čia, yra skirtingi etapai, kada jie pritraukinėja kokius, tai kad ji turės minusus kelis metus iš eilės tam, kad jos augimas būtų milžiniškas ir jeigu atseksit jos revenue, assets and management, visa kita, jeigu tai kyla, taip sakant, norimais tempais, tai jie ir toliau skies savo akcijas, taip sakant, pritraukinės daugiau akcijų, didelių akcininkų tam, kad finansuotų šitas vietas, o patys, taip sakant, neuždirbinės pelnų, nes momentas, kai tu uždirbi pelną, tai versle tai yra, kaip čia pasakius, not so happy. Tu iš karto turėsi mokesčius sumokėti. Tai realistiškai daug efektyviau yra, jeigu tu gali dar vis augimą generuoti per tą prizmę, kad tu parduodi dalį savo akcijų, tai visi, kurie yra versle ir kurie yra akcininkai, gauna dalelę pelno atgal vien todėl, kad jie sumažino savo akcijų kiekį, tai jie uždirbo iš to verslo, nes pardavė savo dalelę. Ir sakyti tokį, dvi eilutės nusikopinau, čia yra nesąmonė ir skemas, tai nepamirškit, kad Latvijos bankas patvirtinęs, MiFIDo reguliavimas, taip sakant, veikia, 20 tūkstančių draudimas veikia. Jie praėjo per visus reikalavimus. Iš visų teltinio finansavimo platformų, kurios turi MiFID reguliavimą, Europoje, man rodos, yra koks 10, gal 15 verslų. Tai bendrai visa komanda ten 10 mečius dirba iš bankinės sistemos išėję, taip sakant, labai naivus ir paprastai, sakykime, kvailas komentaras, nepasigilinus iš savo pusės. Bet kiekvienam savo, taip sakant. Smagu, kad gali laisvas pasaulis ir galite rinktis. Toliau turim ekspertai komentuoja, kaip tai saulės elektrinė ne investicija, jeigu jie atsiperka per 2-5 metus priklausomai nuo elektros kainos. Tai šiaip šitas pokalbis ir daug yra komentarų apie saulės elektrinės. Paskutiniu metu, kaip užsivedė tema, tai visi... Įdomu. Šiaip galėtume padiskutuoti, bet vėl aš šitoje vietoje svarščiau iš savo pusės, tai pas mane visą laiką labai smagu tose skaičiuoklėse sakyti, žinai, aš suvedu, kiek aš išnaudoju, aš suvedu, kiek man tai kainuoja ir man sako, per kiek laiko atsipirksi, ten, pavyzdžiui, 3-4 metus, arba ten 5 arba 7 priklausomai, kada pirko, ir dar lengvata yra, ir kaip čia, kaip apvos, man rodos, gauni dar papildomą pinigų sumą atgal. Ir visa tai gerai skamba, bet jūs dažniausiai nepamirškite, kad šitame skaičiavime nėra opportunity costo įskaičiuota. Tai reiškia, jeigu aš šiuo metu turiu įdėti 3000 tam, kad aš, sakykime, už metų mokėčiau tas sumas, kas jeigu aš tos 3000 įdėčiau kažkur kitur, kur jis man uždirbinėtų daugiau negu tą pinigų sumą, kurią man reikėtų mokėti. Tai čia nėra atsiperka ir garantuotai tai veikia ir tai yra superinė investicija, plus jūs vis tiek nežinot vieno, taip sakant, kintamojo elektros kainos. Tai jeigu elektros kaina keičiasi ir, sakykime, yra gerokai pigesnė, tai jūsų investicija ne per 5 metus atsiperka, jį gali atsipirkti ir per 10, ir per 15, ir per 20. Jeigu šitoje vietoje kainos labai išauga, tai gali labai greitai atsipirkti. Ir vėl, aš gal sakyčiau, tai yra tam tikras turtas ir tam tikras turtas, kurį galima valdyti skirtingais elementais, bet, kad jūs uždirbtumėte iš to pinigų atgal, nebus. Tai aš nežinau, ar aš galiu sakyti, kad tai yra investicija, jeigu tai man negeneruoja pajamų atgal arba nedidėja savo kapitalo, taip sakant, prieaugių. Nes manas ten 30 metų kontraktas ir kažkurio momentu vis tiek dingsta. Čia tiesiog išlaidų galbūt tam tikras suvaldymas, sakykime, per tą prizmę. Tai va, vėl, jeigu ateityje atsirastas galimybė parduoti į rinką už tam tikrą norimą kainą, tai gal ir galima pavadinti investiciją, bet aš kol kas pritarčiau, kad tai nėra tam tikra investicija. Gerai, turim... Matau tau. Taip, Arnas Baranauskas, sveiki, XDQ visada toks didelis spredas. Paskutiniam dienom žiūrėjau beveik 1 euro spredas, 1 perkant. Tai čia aš iš tikrųjų kaip tik šitą paskaičiau, nespėjau dar atsakyti, bet pastikrinau. Per Just ETF labai fainai tenais rašo ir žiūrėjau, VUAA buvo šiandieną 0,02 ir pastikrinau XDQ buvo 0,04. Tai ne 1 euras, nežinau, galbūt kur... Įdomu, kur matė. Žiūrėjot. Jo. Tai gal tiesiog lagas savaitgalis arba nedarbo biržos uždarytom valandom, kad matote pre-market, po-market. Vėl yra
kai ETF užsidaro, dažniausiai galutinis skambutis ir užrašo tą galutinę, kaip čia, kainą ir jį ir išlieka iki biržos atidarimo laiko. Vėl, jeigu jūs pasižiūrėjot, sakykime, sekmadienį, tai kai kuriais puslapiais bus tas kainos elementas iš penktadienio vakaro, kai kuriais elementais gal bus pre-market spėjimas, tai gal čia ir bus tas spredas. Jo, geriausia visą laiką per kelias vietas pasitikrinti. Atidarytos rinkos valandos iš viso tau turėtų rodyti, kad jo net nėra. Taip. Gerai, kokios metodikos yra ateities pragyvenimo skaičiavimui? Pavyzdžiui, dabar man užtenka 1000, po 30 metų man tas 1000 tik bus maža dalis šiandienos pragyvenimo lygio. Klausimas toks, koks šiandieninio 1000 atitikmuo bus už 10, 20 ir 30 metų? Nu tai čia skaičiuoklė tada jungiasi ir darai, vidurkinį infliaciją ilgalaikę, tai kiek? 2, 3, 4 procentai tikriausiai. 3 tikriausiai imčiau vidurkį, jeigu labai konservatyviai galima daugiau, bet... Taip, tai imam tiesiog tuos 3 procentus ir kiekvieną kartą prie savo tos norimos sumos pridedam kiekvienais metais ir turėsim tą rezultatą ten po 10, po 20 ar po 30 metų. Tai dėl to vienas iš būdų, kaip suvaldyti šitą dalį ir investuojant 30 metų, reikėtų tą ir daryti, kad savo investicijas mes keliam 2, 3, 4 procentais, kaip mums tuo metu sekasi gyvenime, galim pakeliam daugiau ir natūraliai tada jau ir turėsim tą sumą, kuri turėtų būti adekvati mūsų pragyvenimo tai visai kainai tuo metu. Jep, arba per grąžą. Jeigu mes ten iš tiesų tikimės uždirbti 10, mes skaičiuojam su 7. Ai, tai vos gali nedidinti, bet tada kaip čia, didės daugiau, bet iš tiesų tu skaičiuosi, kad augtų mažesnį kiekį. Bet šiaip yra inflation calculator ir tas real value ir tu gali pasiskaičiuoti su tom sumom. Tai vėl, aš taip preliminariai spėčiau, kad kažkur per pusę sumažės. Tai reiškia, kad tą, ką dabar 1000 turi, tai spėju, kad kokius 500-550 vertės. Tai realistiškai mes žiūrim, truputį virš 2000 tikėtina bus tas atitikmuo po 30 mečio. Bet nereikėtų savęs gąsdinti šitoje vietoje. 30 metų jūs neinvestuosite po 100 eurų per mėnesį, jūs investuosite didėjančias sumas, kaip Justina minėjo. Taip. Žiūriu tavo kaip tik FIRE judėjimui komentarų yra. Tai nuo 70% per daug, nebent ten 5x vidurkio uždirbi, tai gal ir realu tada. Ir dar yra komentaras, Lietuvoje šis variantas daugeliu realiai neįgyvendinamas. Tai čia apie spėjų pajamų atsidėjimą, ne? Taip. Tai čia tas iš tikrųjų kardinalus variantas ir tom buvo smagu daryti šitą video, nes tikrai didelė dalis žmonių Lietuvoje negali ir visų antra tai nenori savo leisti taip gyventi, nes čia iš tikrųjų turi patikėti pats savim pirmiausia, kad tu disciplinuotai laikysiesi savo šito sprendimo, ten po 10 ar ne metų visiškai išeiti į užtarnautas tas atostogas, ar ne, 10 metų vargsti, atsidedi po 70%. Nu, aš manau, kad tu tikrai gali tą padaryti, tik kad bus labai sunku. Tu savo daug dalykų neleisi. Galbūt tu net pasirinksi gyventi pas tėvus ar šėrintis kažkur tais gyvenimą, ar ne, kad kuo daugiau galėtum atsidėti. Tai jokių ten prabangių automobilių, jokių restoranų, jokių ten drabužių kažkokių. Taip, tai tiesiog... Tikriausiai, kad ta dalis žmonių, kurie geba taip gyventi, jie atranda pasitenkinimą kažkokiais kitais būdais, ar ne? Knygos, tuo pačiu kiek daug yra nemokamų pramogų, kurių mes nenorim matyti. Haikas tas pats, ar ne? Išeini pahaikinti, išeini knygą paskaityti. Galbūt, ta prasme, tu turi atrasti kažkokias veiklas, kad tau nebūtų pernelik skaudu tiek atsidėti. Man, taip sakant, aš vėl, kiekvienam savo, kiekvienas gali daryti. 70% man tada labiau argumentas vėl, gal nebūtinai 5x vidurkio uždirbti, bet net jeigu mes paimam tos pačius 3 kartus vidurkio uždirbti, jau tu teoriškai tikrai turėtum galėti savo leisti per daug nukenčiant savo, taip sakant, pragyvenimui. Paraleliai, jeigu tu tenai, sakykime, sugebi iš verslo generuoti, tai, žinai, 30-40 tūkstančių, tai šitoje vietoje 70% atrodo, tai man per mėnesį reikia išleisti kokius 5 tūkstančius. Tai kaip ir labai realu, bet čia iš karto, žinai, išlaidos visiškai kitokie, kaip čia, pajamos yra nežmoniško dydžio ir čia tikriausiai kalbam apie vienetus Lietuvoje bendrai paėmus. Ir man tikriausiai didžiausias klaustukas yra, kad jeigu žmogus yra taip įsitikinęs, kad už 10 metų jau, sakykime, turės galimybę nebedirbti arba pasieks tą finansinę laisvę, daugelis nepaskaičiuoja, kad jie ir ateityje turės gyventi ant tų pačių išlaidų, kurios jie gyveno tai tos 10 metų. Tai jeigu tu pragyvenai 10 metų ant 500 eurų per mėnesį, aš nežinau, ar tu sakai, kad aš finansiškai laisvas, kad aš iš investicijų galiu uždirbti po 500 eurų per mėnesį. Tai man tas dažniausiai prasilenkia su logika truputį ir tu
čia paukoji gan daug sveikatą, žinai, ant to, kad po to leistum sveikatą. Bet čia, žinai, čia yra yra skirtingi FIRE judėjimai, tai ant kiek tu esi ekstremalas ir tarkim yra barista FIRE, kai tu pasieki tą levelį, kad ir 500, ar ne, aš tada gaunu, atkartoju, nu ir gali. Dar kažkiek dirbi, kažkiek ne. Ir kažkiek dar dirbi, bet tada tu jau pasirinki dirbti galbūt ne tą darbą, kuris tau atneša daug pajamų, ar ne tą nekenčiamą kažkokį darbą, tarkim, bet eini dirbi tai, kas tau patinka, tu paskiri savo laiko tiek, kiek tu nori ir tuo pačiu tu žinai, kad tu nuolat gauni ten tos 500, kas užtenka tavo baziniam pragyvenimui. Nu, žinok, aš ten buvau nulindęs paskaitinėti, kokios strategijos yra. Man viena keisčiausių buvo, kuri taip, pačioje pradžioje buvo toks, wow, net nebūčiau pagalvojęs, kad yra vos ne, tu negalvoji apie pensiją kažkada ateityje, bet tu galvoji, kad tu dabar padirbi, tarkim, 2 metus ir tu pasidarai savo pusės metų atostogas, kas yra tavo pensija, nes tu savo laikotarpį pensijos trauki į dabar. Tai va, tipo, 2 metus padirbau, pusę metų visiškai nedirbu ir darau, ką noriu. Ir dar vėl 2 metus padirbu, ten pusę metų nedirbu. Nu vėl, tas laikotarpis gali keistis, bet vos neidėja, kad kol tu jaunas, kol jėgų turi, kol visas taip sakant, viskas aplinkui, kol dar įsipareigojimų nėra, tu dabar jau praeidinėjai savo tą pensinį laikotarpį, o tavo planas yra vos ne darbuotis visą gyvenimą, tu begin with, nes tu žinai, kad tu vis tiek kažką veiksi. Okay. Nu, man čia toksai sed, nes tada tu kaip ir žinai, o kur tavo karjera nukeliauti, tu 2 metus padirbi ir net kur tu progresuoji, paskui tu pusę metų nedirbi, iškrenti iš darbo rinkos apskritai. Tiesa, ir sakau, man, žinai, yra daug tokių minusinių pasirinkimų, kodėl ne, bet iš kitos pusės tu gali ir pliusų surasti, žinai, kodėl tu dabar pusę metų, kiek tų įspūdžių gali prisikrauti į savo, žinai, dar sakykime, jauną gyvenimą bendrai paėmus, ten 20 mečiai dabar gauti ten metus, 2, 3, žinai, per sekantį 10 metį visiškai nieko nedarant, yra, wow, bet jo, karjera tikrai nukenčia ir man tikriausiai labiausiai tai tas ir mano planas dirbti iki gyvenimo pabaigos tada ir aš taip sėdė toks, toks kažkaip, bet jo. Gerai, dar čia, žinai, dar man norėjau pakomentuoti, kai Anglijoje aš irgi gyvenau metus, tai man tas, tikrai ten būdavo iš įvairių šalių suvažiavusių žmonių, kurie gyvena, dirba, labai stipriai viską taupo, siunčia atgal į šeimą, ar ne, ar ten kažkur į savo taupomąją sąskaitą pasideda pinigus ir 10 metų tenai dirbs, sunkiai dirbs, kol gaus jau tą pensiją, anglišką tuo metu, ir valgo bomšpakius, ir valgo ten, ta prasme, patį prašiausią maistą, kokį įmanoma, tai tu realiai per tos 10 metų tiesiog susiknisi savo sveikatą ant tiek, kad tu paskui darysi. Angliška ta pensija nėra... Ja, bet jeigu iš, pavyzdžiui, kad ir iš Lietuvos, ar iš ne Turkijos, iš tos Vengrijos, tarkim, kokios atvažiuoja, iš visų tų šalių, kur tikrai nėra didelė pensija, tai tu prisidedi. Nu, teoriškai ten tavo kokie... Aš dabar galvoju, ten apie 300-400 gausi už tiesiog 10 metį atidirbus, kas yra ekvivalent, kas 2/3 dabartinės pensijos, tai visai toks... Jo, gal, bet jo. Gerai, dar vienas komentaras pasakos prieš miegą, kada planuoti šeimą, vaikus, NT, keliauti, mėgautis gyvenimu, kai tau 50 metų ir ką daryti su 400, kai tau 60-70. Gydytis, nes visą gyvenimą valgy bomšpakius ir mėgojant sproklinio čiūžinio. Geriau pateikite skaičiavimus su realiais skaičiais, investuojant 10-20% nuo pajamų. Gerai, matau, kad čia galima diskusiją be galo paleisti. Dabar gal dėl paskutinės dalies su 10-20% nuo pajamų. Tai kiek 80% visų video turinio yra apie tai. Ir dėl to ir buvo įdomu daryti apie FIRE judėjimą, nes tikrai ne kiekvienas gali realiai gyventi tą pilnavertį gyvenimą ir labai kardinaliai atsidėti to pačiu. Čia tiesiog mindsetas žmogaus turi būti kitoks. Ir aš šitą vietą, kad kai tau 50 metų ir kai tau 60-70, ką daryti su tais pinigais. Tai visų pirma, mes galvojam ne tik apie investicijas, kad aš dabar atsidedu ir aš turėsiu pinigų ir būsiu paskui senas sukriošęs ir ten, žinai, kai būna senukai Venecijoje plaukia gondolose ir miega. tai esmė tokia, kad reikia ir dabar daryti kažką dėl savo sveikatos, o ne tiesiog kirksoti, valgyti bomšpakius ir tikėtis, kad, 70 ir aš jau pasilaidoju save. Ne, reikia daryti atitinkamus žingsnius ir investicijos, ir su finansais, ir sveikatoj. Ir tikrinti sveikatą, ir sportuoti, ir daryti visą tai, ko... Labai daug įsitikinimų vienam komentarė, čia, žinai, kada planuoti šeimą, vaikus. Kiekvienam dabar iš karto reikia privalomai, taip sakant, gyvenimą suplanuoti. Kiekvienas nori keliauti, kiekvienam reikia privalomai NT, kiekvienam reikia mėgautis gyvenimu. Kai kuriem mėgavimasis gyvenimu yra sugebėti per 10 metų pasiekti tą etapą, kad aš galiu finansiškai nebedirbti. O kai tau 50 metų, ir ką daryti, kai tau su 400 tūkstančių, kai tau 60-70, tai kai tau 60-70 ir pasilaidot su žinai, ir turiu 400 tūkstančių ir neturiu 400 tūkstančių, tai čia
bet bus įdomi diskusija. Tai žinai, čia vėl, kad atsidėti po 10-20%, tai čia yra standartas ir mūsų kanalai sukurti su tą idėją, kad paskatinti kuo daugiau žmonių pradėti investuoti ir vėl, kai kurie nori greičiau, kai kurie nori lėčiau, tai parodyti scenarius, kur galite ir labai greitai pasiekti tų tikslų, bet ne kiekvienam prioritetas. Tai jo, smagus komentaras, bet gal truputį su įsigilimais pakovoti reikėtų irgi iš savo pusės. Gerai, šiandien tiek. Smagu buvo peržvelgti jūsų visų, taip sakant, trumpus klausimus. Tikiuosi padėjom atsakant į tas tam tikras situacijas. Ir paraleliai priminsiu, kad jeigu norite atsakymų į savo klausimus, tai brūkštelkit komentarą. Jeigu norite anonimiškų truputį labiau, tai info@financialfinance.lt. Neviešinsim, taip sakant, nei e-mailo, nei ko, bet irgi atsakysime į tą klausimą truputį išsamiau ir pabandysim užvesti jūs ant kelio. Tai tiek šiam kartui. Nepamirškit like ir subscribe ir susitiksime jūs sekančiam video. Bye.